Ar vis dar neaišku, kurias šiukšlės į kurį konteinerį reikia mest? Išsiaiškinkite. Pirma, svarbiausia taisyklė – perdirbimas tik tai pakuotės. Gėrimo skardinė – pakuotė. Tetrapakas nuo pieno – pakuotė. Plastikinis saldainių dėklas – pakuotė. Galima perdirbti. Plasmasinis kibiras – ne pakuotė. Negalima perdirbti. Plasmasinis žaislinis pistoletas – ne pakuotė. Namo stiklas – ne pakuotė. Negalima mesti stiklo konteinerį. Putplastis, kuriam buvo įpakuotas televizorius – pakuotė. Galima perdirbti. Putplastis nuimtos nuo namo sienos – ne pakuotė. Negalima perdirbti. Antra taisyklė. Yra parašyta, kad pakuočių plauti nereikia, bet juose negali likti maisto likučių. Tai reiškia, kad mūsų pakuotė gali būti truputį nešvari, bet apvertus iš jos niekas neturi iškristi, nes pakuotės perdirbimo metu yra traiškoma ir plaunamos. Tai čia nėra problema, jos jau bus išplautos, bet kai jas yra įmetamos į konteinerį, negali ant kitų šiukšlių niekas išsipilti, nes taip yra užteršiamas visas konteineris. Trečia taisyklė. Į popieriaus konteinerį yra metamos tik tai švarios popierinės pakuotės. Švari kartoninė dėžė? Galima rūšiuoti. Nereikia net nuklijuoti įpnios juostas ar kitų lipdukų. Kažko žurnalas? Negalima rūšiuoti. Nepakuoti. Picos dėžė? Negalima, jeigu jinai riebaluota. Jeigu nuplėši riebaluotą dalį? Galima. Popierinės servetėlės ir kitas higieninis popierius? Negalima. Nepakuoti. Jeigu turit smulkios arba stambios elektronikos atliekų, baldų atliekų arba atliekų padarytų iš vienos medžiagos, jas galima priduoti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę.